Labas vakaras, Milijonierių projekto žiūrovai. Šį vakarą išeiname į laivą vėl, kaip visada, su Rūta netikėtai. Kas domitės astropsichologija, tai jau tikrai gerai pažįstate Rūtą. Ir šį vakarą Rūta yra paruošusi labai įdomią temą. Tai yra apie tai, kas mes esame, apie pradžią. Rūta žadėjo, kad bus labai įdomus laivas, aš pati nekantrauju sužinoti tą informaciją, nes net pati nesu susipažinusi. Tai labas vakaras, Rūta. Sveikutė Asta. Taip, šiandien bus toks netikėtas, sakyčiau, ir man pačiai. Mes kalbėsim šiandien apie tai, kaip viskas prasidėjo, kaip mūsų pasaulis susikūrė, kaip mes gimėme, kas mes tokie esame ir kaip mes save priimam. Tai bus toks, sakyčiau, įžanginis. Bedėdama, darydama skaidrės, aš supratau, kad į vieną laivą neįmanoma visko sudėti, nes jisai bus tada 3 valandų. Tai padalinau viską į dalis ir bus paskui tęsiniai. Taip. Nu, jau man labai yra įdomu. Ir tada gal iš tiesų ilgai ir nelaukiame, pradedame. Puiku. Tai kągi, kaip ir sakiau, mes šiandien pradėsime tokią temą, pačių pradžių pradžią ir kas mes esame. Ir jeigu norim sužinoti, kas mes iš tikrųjų esame, tai turim pradėti nuo mūsų kūrėjo, tas, kas mumis sukūrė. Ir mes šiandienai turim tą kūrėją, kuris turi turbūt 1000 vardų. Visuose pasaulio šalyse apie jį pasakoja, jį visi garbina, bet jo niekas nematė. Ir mane kitą kartą klausia, sako, tai kas tas kūrėjas yra? Jisai nematomas, mes tikim kažkokiu dievu, kurio nėra, ne? Ir tas būtent tikėjimas, iš kur jisai pas mumi atsiranda tas tikėjimas, todėl kad būtent šitas mūsų kūrėjas, ta šviesa, ta besąlygiška meilė, jisai yra mūsų dieviškasis tėvas, jisai yra mumis sukūręs ir kadangi jisai mumis sukūręs, mes žinome, kad jisai yra toks, kaip ir būtent žmogus, ne žmogus, o absoliutas, aš sakyčiau, nes tai yra visako esybė. Ir būtent šitas kūrėjas yra ir davęs savo pradinį, sakyčiau, tokį kibirkštį, kiekvienai dvasiai sukurti, būtent kiekvienam mumis sukurti dvasiniui pasauliui ir sukurti materialiam pasauliui. Ir būtent šitas kūrėjas, atidavęs savo tą visą energiją, davė tam, kad viskas susikurtų. Na ir kaip ir sakiau, pas mumi yra dvasinis pasaulis ir šitas dvasinis pasaulis padalintas, sakyčiau, į 3 tokius aukštus. Mūsų dvasiniam pasaulyje yra dieviškasis pasaulis, ten būtent, kur mūsų kūrėjas gyvena ir kur jisai būtent, kaip iki jo ateina dar labai aukštos sielos, jie kartu tenai, kaip aš sakau, prisijungia prie kūrėjo. Ir būtent ta dieviškoji karalystė ir yra pats aukščiausias dvasinio pasaulio aukštas. Paskui mes turim dvasių pasaulį. Dvasių pasaulis tai būtent neįsikūnijusių sielų pasaulis. Ir čia mes turime 24 lygius. Paskui aš pasakosiu apie visus dar lygius vėliau, bet čia noriu pasakyti, kad mes visi būtent gavę tą Dievo kibirkštėlę atsirandam būtent šitam dvasių pasaulyje. Mes atsiskyrę nuo kūrėjo, ateinam į būtent šitą dvasių pasaulį ir čia skaitosi šitas būtent pasaulis yra tarp mūsų įsikūnijimų, kai mes irgi grįžtam po kažkokio įsikūnimo ir visą laiką čia gyvenam. Na ir astralinis planas. Astralinis planas yra 84 lygių, tačiau astralinis planas jisai susietas su kiekviena mūsų planeta. Tai būtent Žemės planeta turi 7 astralinius į viršų planus, visos kitos planetos yra, kurios senesnės, stipresnės, turi netgi 84 lygių. Na ir šitas dvasinis pasaulis tai būtent amžinybė. Čia nėra laiko savokos ir čia nėra nieko išreikšta kažkokiam tai laike, ne? Tai yra amžinybė, kur mes būname ir būtent gyvename. Na ir dvasių pasaulio sandara. Mes kalbėsim būtent apie tą dvasių pasaulio sandarą, kur mes ateinam iš įsikūnimų, tarp įsikūnimų gyvename, ne? Ir mes čia matome 24 lygius, kuriuos suvokia, sakyčiau, žmogaus pasąmonė, kur mes dar suvokiam, kaip ten viskas yra. Tačiau, kaip aš sakau, virš 24 lygio yra šviesa ir ten dar irgi labai daug tų lygių. Žemiau 1 irgi yra labai daug į apačią ir tų tamsiųjų lygių, ne? Tačiau mes žinome tuos lygius, tai būtent nuo 1 iki 6 lygio, tai yra demonai. Ir iš tikrųjų, čia, sakyčiau, tas demoniškumo lygis priklauso nuo to, ko mes esam prisidarę savo įsikūnijimuose. Jeigu mes tenai esam pridarę kažkokių tai neteisingų užduočių, arba neįvykdę savo užduočių, arba dar prisidarę papildomų kažkokių tai nereikalingų arba kažkokių tai blogų dalykų, ne, mes papuolame būtent nuo 1 iki 6 demoniško lygio.
Aukščiau, jeigu pasižiūrėtume, tai turim 7-8 lygį ir čia, sakyčiau, ateina į šitą lygį visos, sakyčiau, tokios subtilios dvasios, kurios buvo praeituose pasauliuose gamtos dvasios. Ir dažniausia būtent į šitos lygius. Paskui, būtent toj kitoj laidoj, kai mes darysim tęsinį, aš išpasakosiu kiekvieną lygį, kokios yra energijos, kokias vibracijas kiekvienas neša. Šiandien aš noriu supažindinti, kas pas mumi iš vis yra ir tada jau išaiškinti daugiau viską. Tai nuo 7 iki 8 lygio yra, sakyčiau, subtilios visos dvasios ir jos nėra nei blogos, nei geros. Noriu pasakyti, kad dvasių pasaulyje viskas mūsų kūrėjas, mumis sukūręs, ne, jisai nėra pasakęs, kad tu būsi blogas, tu būsi geras. Jisai davęs tą angelišką, sakyčiau, kibirkštį, ne tą dievišką. Jisai, mumis bendrai sukurdamas, jisai matė mūsų visų ateitį. Ir tie, kurie dabar šiandien yra papuolę į demoniškus lygius, kažkodėl tai jisai yra numatęs, kad jūs išlipsite ten iš tų visų, sakyčiau, blogų tamsybių ir vis tiek ateisite link šviesos. Na, nuo 9 iki 16 lygio yra tokia, sakyčiau, tarpinės lygis, kadangi tai yra tarp neapykantos ir meilės. Ir jeigu ten 8, tai bus daugiau neapykantos, ne, ir visokių, sakyčiau, piktumų, 16 lygis jau yra kilimas link meilės, nes tas būtent 16 lygis jau susiliejimas tarp angelų ribos. Ir kaip aš sakau, visą laiką 16 lygiui būna sielos, jos mato, žiūri į dangų ir tam danguje mato žvaigždės, ne šviesą. Ir tas labai didelis noras kilti būtent aukštyn. Na ir nuo 17 iki 24 lygio, 17-24 yra angelai. Tai čia yra ir angelai sargai, ir angelai pranašai, ir angelai visokio, sakyčiau, visokio tipo angelai, kurie mumi ir pasitinka įsikūnimų ir palydi įsikūnimus. Na ir kaip sakiau, pas mumi dar yra į viršų labai daug šviesos lygių ir į apačią yra labai daug tamsos. Tačiau yra toks posakis, kad nežinokit tos tamsos, kas yra žemiau pirmo mūsų lygio, nes geriau su to nesusitikti. Turim pirmąjį klausimą. Taip. Ir pirmasis klausimas, iš kur žinoti, kuriam lygyje esame? Yra, žinokit, labai daug sudaryta programų. Kai mes ateinam į šitą pasaulį, buvo numatyta mūsų gimimo data ir mūsų vardas. Ir pagal mūsų gimimo datą ir vardą galima išskaičiuoti, kelinto tu lygio esi. Tačiau vėlgi, ar tas žinojimas, kelinto tu lygio esi, padės tau čia kažką tai pakeisti? Nes dažniausiai būna, kai sužino, kad atėjęs iš angeliškų lygių, tai čia nieko neveikia, nosį krapštų ir paskui dar prisidaro blogesnių dalykų. Tai yra labai tokios didelės diskusijos, ar mums reikia sužinoti, kokį mes atėjom čia nes visą laiką aš visiems liepiu, siekite vis tiek geriausio, nesvarbu, kad tu atėjai iš 24 lygio, iš 24 lygio ateina Kristus, atėjo pas mumi ir labai tokie, jau sakyčiau, stiprios asmenybės, kur ruošiasi ateiti į įsikūnymą. Tačiau jeigu esate 22 arba ten 20 lygio angelai, jums geriau nežinoti. Aš sakyčiau, jūs turėtų, nes jums labai didelė užduotis ir atsakomybė. Jūs turite nešti tą šviesą, jūs turite kalbėti apie tą šviesą. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs nekalbėsite, neįvykdysit savo užduočių ir jūsų lygis nukris. Tai aš visiems sakau, nebūtina žinoti to savo lygio. Norit, tai galima išsiskaičiuoti. Ir nėra tai neįmanoma, ne? Bet vėlgi, mano tam suvokimo lygio, kad eikit, siekit aukščiausio ir visą laiką, kad būtų vis geriau. Nes jeigu sužinosit, kad jūs ant 6 lygio, ar jums ten nuotaika nukris ir jūs pradėsite kažką tai blogo daryti, man tai vien tik dėl to, kad žmogus, pavyzdžiui, kitą kartą susitinki kokį kunigą, kuris neša šviesą, o jisai atėjęs iš kokio ten 3-4 lygio. Ir man, pavyzdžiui, tada nuotaika nukrenta ir aš galvoju, kad tai neteisinga. Tai kiekvienas pagalvokit, ar čia norit ar ne. Tai va. Ką mes dar turim? Jau pakalbėjom apie dvasinį pasaulį, kurį yra sukūręs, ir būtent dvasinio pasaulio yra tos sielos, kurios atėję į dvasinį pasaulį, ir 22 lygio sielos, kurios jau tenai buvo, jos atėjo kurti materialaus pasaulio. Ir kodėl sako, kad mes esame Dievo vaikai, nes Dievas per mumi kūrė pasaulį. Tai būtent tos visos 22 lygio sielos, jos pradėjo kurti materialų pasaulį. Ir tas mūsų didysis sprogimas, kurį mes visi labai labai gerai žinome, tai būtent jisai ir buvo. Tas subrendo tos 22 lygio sielos ir jos visos atėjo į įsikūnymą, būtent į subtilaus pasaulio įsikūnymą. Jeigu mes turime materialų pasaulį, tai čia yra pas mumi fizinis pasaulis ir subtilus pasaulis. Tai pirmiausia, 22 lygio sielos atidarė subtilųjį pasaulį. Ir tapo, aš nežinau, yra tas žodis plazmoidai.
čia ne plazma, bet plazmoidinis subtilus pasaulis. Aš sakyčiau, čia daugiau gamtos stichijos ir gamtos jėgos visos, ne? Nes visata pas mums yra sudaryta ir iš subtilaus pasaulio, ne vien tik tai iš matomo fizinio pasaulio, bet ir iš subtilaus. Ir mūsų šitą visatą, tą didįjį sprogimą įvyko 17 milijardų metų prieš, ne? Ir kaip ir sakiau, prasidėjo šitas materialus pasaulis nuo to, kad šiame pasaulyje yra 59 lygiai. Nuo 1 iki 3 lygio būtent yra tas fizinis pasaulis, kiti nuo 4 iki 59 lygio yra tas subtilus pasaulis. Tai kaip ir pasakojau, 22 lygio sielos atėjo į subtilaus pasaulio įsikūnyti sielas. Ir va ta 59 lygio siela, kur jau pati pirmoji buvo sukurta, ne, materialaus pasaulio, jinai buvo 5 galaktikų dydžio. Mes galim įsivaizduoti, kokie maštabai čia yra dideli. Ir mes galim įsivaizduoti, koks tas žmogus yra mažas. Nes jeigu žiūrint iš būtent to subtilaus pasaulio, tai tos gamtos stichijos, kurios be galo didelės. Ir plazmoidinės arba subtilus pasaulis mums nematomas plika akimi. Tačiau mes kitą kartą esam girdėję, ne, apie raganas, apie namų kipšus kažkokius, tai ne, namų sielas, vildukus, apie undines, apie visos tos, sakyčiau, iš pasakų atėję herojai, būtent čia ir yra subtilaus pasaulio sielos, nes subtilaus pasaulio yra 650 rūšių ir tik 9 iš jų fizinės yra. Ir jeigu mes pažiūrėtume, tai mūsų fizinis pasaulis, visas kosmosas, visos planetos, viskas, kas yra mūsų visatos regimoji dalis, tai tik tai 7% būtent to subtilaus pasaulio. Nes tas subtilus nematomas pasaulis 93%. Ir ten tokios galybės, tokios didybės, kur neįmanoma, kitą kartą sakau, žmogus kartais protui sunku suvokti šitą visą tokią didybę, bet man šiandienai įdomu, kadangi kiekvienas mūsų yra ta mažoji dalelė ir mes tą mažoji dalelę prisidėjom prie viso šito pasaulio. Tai keliaujam toliau ir mes čia matom fizinio pasaulio klasterį, ne? Tai tas fizinis pasaulis nuo 1 iki 3 lygio, tai mes ir matom, kad tam 1 lygiai tai yra akmenys, 2 vanduo ir 3 tai va būtent gyvi organizmai. Ir tie gyvi organizmai sudaro ir žmogų, ir gyvūnus, netgi ir medžius ir mūsų augalus, kadangi augalas irgi yra gyvas organizmas. Ir čia mes turim būtent šitą klasterį, kuris ir sudaro mūsų galaktikas, mūsų žvaigždės. Ir jeigu pasižiūrėtume, kokie yra skaičiai, yra 230 milijardų galaktikų visoje visatoje. Žvaigždžių 845 laipsnių pakelta. Ten tokie skaičiai, kad tų nulių neužtektų čia turbūt per visą skaidrą surašyti. Ir mes turim suvokti, kad mūsų būtent šitas 1, 2 ir 3 lygis ir tos visos galaktikos ir tie visi milijardiniai skaičiai, tai yra tik tai 7% viso materialios visatos dalies. Nes viskas kitas, kur yra milžiniški kažkokie tai kiekiai, tai sudaro būtent mūsų nematomas pasaulis. Na, dar galiu pasakyti, kad tas kitą kartą nematomas pasaulis, ne, mes taip apie subtilius pasaulius kaip kalbam, jie visi yra išsidėstę, kaip aš sakyčiau, už sluoksniais, ne? Ir tie visi 59 sluoksniai, jie prieinami fiziniam pasauliui. Nes šiandien dienai buvo toks įdomus labai palyginimas, sako, kaip tu įsivaizduoji tuos 59 subtilius pasaulius. Tai sakau, lygiai tas pats, jie visi yra. Šiandien dienai pas mums kiek yra radio stočių, ne? Pas tavį yra radija ir kokią nori tą stotį, tu pasijungi ir su ta būtent stotim būni. Tai šiandien dienai toks irgi yra posakis, kad sako, tas subtilus pasaulis visą laiką šalia mūsų, ne? Ir mes visą laiką kitą kartą mes jaučiam jį, nes jeigu žiūrint iš tų žemesnių lygių, kur 4 lygis, ne, tai čia gali būti tokios irgi demoniškos jau sielos, kurios nori mums koją pakišti ten, kur mes kažkur tai einam ir kažką tai blogo padaryti, ne? Ir kaip aš sakau, šiandien dienai gal mes netikim ten tais naminukais, bet jeigu dingsta kojinės, tai neskalbimo mašina kalta, o aš tikrai ne kažkoks naminukas pasivynamus įsipaišęs yra. Tačiau ne visi yra blogi, nes tos, sakyčiau, aukščiausio lygio tos sielos yra labai aukštų vibracijų ir kuo aukštesnis lygis, tuo didesnės vibracijos. Ir mūsų iš tikrųjų pasaulis šitas yra trimatis, kaip aš sakau, ne? Tai jisai turi tą tokią galimybę bendrauti su tais visais mūsų, sakyčiau, pasiekėjais. Toliau, ką mes turim. Kadangi mes jau sukūrėm materialų pasaulį ir materialiam pasaulyje atsirado laikas. Ir šitas mūsų cikliškumas, jisai keliauja iš tikrųjų nuo pat mažiausių, sakyčiau, tokių
dalykų. Tai kaip diena naktis keičiasi pas mumi pastoviai, kai žiema ir vasara keičiasi pas mumi pastoviai, tai pas mumi yra cikliškas laikas, kur keičiasi būtent tie maštabiniai kažkokie tai labai labai dideli dalykai. Ne? Ir mes čia turim, sakyčiau, tokį pasaulio laikotarpį. Maha Juga, kuri yra 4 milijonai 3020 metų. Ir mes kitą kartą girdėję kažkada tai žinoję, kad pas mumi aukso amžius būna, kai ten jau viskas būna labai gerai ir visi laukia to aukso amžiaus, ne? Tai va čia vienas iš, sakyčiau, tokių, čia gal daugiau, sakyčiau, vedų surašytose viskas Puranuose, ne? Ir visi šitie, sakyčiau, tokie jau dideli laikai, tai gal čia iš jų daugiau atėję. Ir mes turim tuos 4 tas jugas. Tai būtent pirmoji juga. Tai skaito tas aukso amžius, kai tavo visas pasaulis stovi ant 4 stulpų. Ir tie 4 stulpai laiko visą mūsų pasaulį. Ir ten ir moralė, ir viskas yra labai, sakyčiau, aukšto lygio ir labai, 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 sakyčiau, tokio, aukso amžius. Mes turim tą žodį ir mes visi jį žinom. Ir šitą iš tikrųjų Satya Juga, jinai ilgiausiai yra. Jinai turi 1 728 metai trunka. Ir jinai tikrai tokia, sakyčiau, pati galingiausia būtent šitoj jugų cikle. Antra yra treta juga. Ir čia jau sidabro amžius. Ir čia gaunasi tas variantas, kai jau mes neturim 4 stulpo ir pas mums tik tai 3 stulpai lieka. Ir ant tų 3 stulpų laikosi pasaulis. Ir ten jau tada ta moralė biškiai sumažėjus ir viskas kitas truputį mažėja. Na ir dvarapa juga. Tai bronzos amžius. Ir kai tik tai ant 2 stulpų stovi mūsų visas pasaulis. Ir paskutinė kali juga. Tai būtent čia geležies amžiumi kiti vadina, o kiti vadina degradavimo amžiumi. Ir kai tikrai mūsų visas pasaulis stovi tik ant 1 stulpo, ir tas 1 stulpas turi išlaikyti būtent visus tos moralės principus. Ir čia gaunasi tas toks, sakyčiau, kali jogos pabaiga, tai yra žlugimas visų pasaulių. Ne tai, kad žlugimas, bet jie moralės žlugimas. Kai karai vyksta, ir mes šiandieną gyvenam būtent tos kali jugoj, tai nereikia bijoti, kad pas mumi ir karas vyksta, ir žmogus nužmogėjimas vyksta, kai žmogus nežino, ką toliau daryti, ne? Na ir šitas, tos Maha Jugos, ne? Tas 1000 Maha Jugos ciklų sudaro 1 Brahmos dieną. Ir čia mes atsirandam tokiuose labai labai dideliuose skaičiuose. Ir mes turime, kad Brahmos diena tai yra 4 milijardai metų, beveik su pusę. Ir ta Brahmos diena, į tą Brahmos dieną įskaičiuota 14 manvantarų. Ir kitą kartą yra gal girdėjote, kai iš kažkur tai, kad tavo įsikūnymas, koks įsikūnymas įdomus buvo šitoj manvantaroje. Nes praeitose manvantarėse tu galėjai galbūt kažkoks archangelas, tu galėjai turėti kažkokius tai kitokius savo kažkokius veiksmus ir savo kažkokius tai numatymus, ne? Tai yra tokie, sakyčiau, atskiri įstatymai. Kiekviena manvantara turi atskirą įstatymą ir kiekvienoj manvantaroj yra, sakyčiau, tas pusdievis, kuris prižiūri būtent tuos visus įstatymus ir pagal juos gyvena. Ir yra toks pasakymas, kad sako, jeigu šioj manvantaroj atliksi savo visas užduotis ir eisi į įsikūnijimus, nebijosi juos eiti, prisimsi kažkokiu tai daug užduočių, sekančioj manvantaroj bus archangelu. Tai visi stengiasi kažką tai gero nuveikti, gero padaryti, kad būtent į tą sekančią manvantarą ateitų jau su kažkokiu tai... Aš, kai darysime sekančią laidą, čia labai išsamiai papasakosiu. Tai šiandien noriu pasakyti, kad jūs tik žinotume, kas tai yra ir kaip čia viskas vyksta. Na ir po kiekvienos manvantaros būna, sakyčiau, sudegimo manvantara, ne? Kai mes viskas užliejama ir viskas sunaikinama. Tačiau visa Brahmos diena, kai prasideda Brahmos diena ir kai jinai baigėsi po 4 milijardo metų, prasideda Brahmos naktis. Tai Brahmos naktį pralajoj būtent viskas ištirpinama. Ir čia skaitosi, kad visos dievybės ir viskas, kas buvo būtent, čia yra toks dar vienas žodis kalpa. Tai būtent ta kalpa 8,5 milijardo metų. Tai čia yra visas Brahmos ta para. Kai ir diena buvo, kai ir naktis visa praėjo, ne? Ir mūsų kiekvienas, bet būtent tas Brahma, tai čia ne tas kūrėjas, kuris sukūrė mum ir kur mum darė, ne? Bet čia yra irgi vienas iš dievų, kuris kuriamasis dievas ir jisai, kuris kuria viską. Ir būtent šitas Brahma gyvena 100 metų. Ir to 100 metų, tas tokie skaičiai, tai yra 311 milijonų milijardų metų. Labai didelis skaičiai. Ir iš tikrųjų šiandien gal žmogaus protui nesuvokiama. Mes galvojam, kai mes gyvenam dar 2 tūkstantmetyje.
Ir mes gal žinom, kad ten prieš 5000 metų kažkas buvo, prieš 7000 metų kažkas buvo, bet mes nesuvokiam, kad čia yra kažkokie milijardiniai metų, mes dar kažkaip milijonus neišmokom skaičiuoti, o čia jau apie visus milijardus. Tačiau tai yra laiko ciklai ir tie laiko ciklai iš tikrųjų vyksta. Na ir dar ko nepasakiau, šitie laiko ciklai, kai baigėsi Brahmos amžius, tai jau tada vėl visa mūsų visata panyra į vandenį ir jinai po truputį pradeda trauktis. Tai kaip pradėjau nuo subtilių pasaulių kurtis, tai dabar viskas baigėsi nuo tvirtų, ne? Tai pirmiausia, uoliena dingsta, žmonės dingsta, visos planetos, viskas, kas susijęs su galaktikom, paskui jau eina tie plazmoidinės visos mūsų pasauliai ir jau 59 galutinis traukiasi, sakyčiau, būtent tas, kur 5 galaktikų dydžio yra pas mumis subtilaus pasaulio būtybė, jinai susitraukia iki vieno taško ir jau mūsų visas materiali visata žlunga. Tačiau mes turim dvasinį pasaulį, kur dvasinėme pasaulyje turime visas savo namus ir mes ten gyvename. Ne? Ir dvasinis pasaulis niekada nesibaigia, ten amžinybė. Tai baigėsi visatos, tačiau dvasiniam pasaulyje mes visą laiką turim savo vietą. Na ir ką mes čia turim? Pas mane biški išsimėtė, matau skaidrės, nes čia biški ne vieto ir ne laiku jinai atėjo. Bet ką mes turime? Kas mes tokie esame? Ne? Tai mūsų būtent ta dvasia, kuri ateina į įsikūnijimą iš dvasinio pasaulio, duoda tik tai 30%. Ta 30% dvasios mes vadiname sielą. Ir pas mumis yra tas posakis, kad kitą kartą ir praktikų labai daug yra, kad susisiekit su savo aukščiausioju aš. Kas tai yra tas aukščiausiasis aš? Ne? Tai mūsų ta dvasios 70% likusi dvasinėme pasaulyje. Ir tas dvasinis pasaulis, tas aukščiausias aš, jisai prisimena mūsų visus įsikūnijimus. Jisai atsimena, jisai žino, kokios patirties atėjote į šį įsikūnimą. Jisai turi visą sukauptą informaciją. Ir mes šiandienai galim kreiptis kitą kartą į savo tą aukščiausiąją aš, tą dvasios 70% dalį paklausti, ar mes teisingų kelių einam, ar neteisingų. Ir tikrai yra labai daug ir mokytojų, ir labai daug įvairiausių, sakyčiau, praktikų, kurie padeda susisiekti su tuo aukščiausiu aš. Bet mūsų būtent tas posakis, kad kas tai yra siela, ne, tai būtent ta dalelė dvasios, kurie ateina į mūsų įsikūnymą. Na ir dvasios struktūra, iš ko sudaryta būtent dvasios struktūra, nes kai mes gimstame į gyvybišką energiją atsiranda iš to, kad būtent tos dvasios dalis ateina į žmogaus kūną. Tai būtent čia ir yra protas, ta dvasinė širdis arba ta šerdis ir energija, iš ko viskas sudaryta. Ir iš tikrųjų kiekvienas turi po 3 gebėjimus, tai jeigu protas turi mąstymą, vaizduotę, atmintį, šerdis, ta mūsų širdis dvasinė turi jausmus, instinktus ir troškimus, tai energija duoda emociją, valią ir sąmonę. Ir čia iš tikrųjų dar į 3 galimybės, kiekvienas galimybę turi, tačiau čia kitose laidose išsiaiškinsim šitos dalykus. Na ir kaip sakiau, kaip gimsta dvasia, kaip tas kūrėjas, kuris sukūrė būtent pirmiausia mumi, o paskui ten padėjo mums per mumi sukurti tos visus kitus pasaulius. Tai būdami mes to kūrėjo kūne arba kaip mes įsivaizduojam erdvėje, mes suvokiam, kad aš jau noriu atsiskirti nuo kūrėjo, ne? Nes aš kaip jau save galėjau suvokti kaip kažkokią atskirą mažą dalelę. Ir ta maža dalelė nuo to kūrėjo atsiskiria ir patenka į tą dvasinio pasaulio lygį, kokį jisai suvokia. Tačiau žemiau ten negu 16-20 lygis, ne viena šita dvasinė dalelė neėjo į dvasinį pasaulį. Ir šiandienai, kaip sako, visos dvasios gimė vienu metu, kadangi dvasinėme pasaulyje nėra laiko, tai nėra posakio tokio, kad mes, pavyzdžiui, sena dvasia arba ten kokia nors jauna dvasia, ta sena ir jauna dvasia tai skiriasi tik tai nuo to, kokiuose įsikūnijimuose buvai. Ir, pavyzdžiui, yra pasakyta, jeigu tu subtiliuose pasauliuose buvai, tai yra mažesnio lygio išsikūnijimas. Žmogiškajame kūne pabūti, pavyzdžiui, dvasiais, pabūti tokį įsikūnimą yra didesnė patirtis, kadangi fiziniuose kūnuose yra daugiau visokių veiklų nuveikti. Subtilio pasaulio dvasios jos kuria gyvūnų sielas, augalų sielas, jos, sakyčiau, užsiima tokia daugiau kūryba. Tai yra žaibai, tai yra visos stichijos, kurios susijęs su
uraganais, vėjais ir viskuo, ne? O žmogaus pasaulyje mes galim praeiti tokią, sakyčiau, labai didelės patirtis. Viena iš tokių žinomiausių patirčių, tai ir Kristus, kuris atėjo, ne, pakelti visos žemės vibracijas ir prisėmė savo tokią nukankintojo dalę, kad jisai, būtent tokio jau toks tvirtas, ne, buvo. Tai va čia galima pasakyti, kad labai didelę patirtį turinti dvasia ir jinai jau yra kaip ir sena. O visos kitos jaunesnės dvasios, tai būtent mažiau įsikūnimų turėjo dvasios. Na ir mes dabar prikeliaujame prie Žemės planetos ir bus kita laida, kur mes labai išsamei aiškinsimės, kaip ten ta Žemės planeta atsirado, kas joje yra. Tačiau prieš 5 milijonus metų į mūsų Žemės planetą atskrido iš kitų planetų. Ateiviai, galima sakyti, arba kažkokios komisijos, ne? Ir mūsų planetoje Žemėje rado primatus. Vieni aiškina, kad jie panašus į gorilas, kiti aiškina, kad į meškėnus, ir ten gal nesusitarė pilnai, bet kažkas iš tos variantų yra. Ir kadangi mūsų evoliucija visai yra, duotybė tokia, kad geriau iš to primato pats išaugto. Ne? Ir ta mūsų Darvino teorija ir yra, kad mes kilę iš beždžionių, kadangi ta beždžionė vaikščiojo tos milijonus metų ir jinai tapo protingesnė, pradėjo gaudyti žvėris, pradėjo dirbti ir tapo žmogumi. Kita istorija, ta, kurią aš, sakyčiau, noriu pateikti, buvo truputį kitokia, kadangi 5 milijonus metų, kai rado tuos primatus ta komisija, paliko Žemėje, kad evoliucionuotųsi jinai pati. Ir kai atskrido po 3 milijonų metų, per tuos 2 milijonus metų šitie primatai evoliucijos nepasiekė. Ir buvo numatyta, kad reikia žmogų patobulinti ir truputį jį pakeisti. Tai vat būtent mūsų šiandieninis žmogus, tas, kas mes šiandien esame, tai yra prieš 3 milijonus metų sukurtas ir mes turime 45% primatų, mūsų ten tų, sakyčiau, kurie gyveno, 35 turim burhado, DNR, 15 tumisauso ir 5 silbetų. Ir šiaip aš daugiau nenoriu plėstis, kadangi yra paruošta labai tokia įdomi, sakyčiau, visa sekantis laivas, ne, kaip pasakosim, kaip buvo Adomas ir Ieva, kaip Edeno soduose buvo, kaip Žaltys jos tą liepė obuolį suvalgyti. Ir čia viskas yra labai surišta. Ir noriu tik pasakyti tiek, kad mūsų tas pirmasis žmogus buvo 4 metrų aukščio. Ir jeigu šiandienai mes randame mūsų pasaulyje kažkokias skulptūras arba statulas, kurie yra labai aukšti žmonės, tai žinokit, čia būtent tie pirmieji mūsų pirmieji sukurti žmonės, į kuriuos gali ateiti protinga dvasia, įsikūnyti. Ir kam buvo tai padaryta? Tam, kad visas pasaulis evoliucionuojasi tam, kad kuo daugiau būtų protingų būtybių, į kurias galima įsikūnyti dvasiai. Na ir kaip sakiau, mes turime tęsinį ir tai bus tikroji Žemės istorija, kur tikrai pasakosiu ir apie Tvaną, kuris žinomas kaip Nojaus, ne, ir kaip ten viskas vyko ir buvo tikrai labai įdomi istorija. Aš vėlgi mane kitą kartą paklausiu, ar tu tikrai tvirtai tiki, kad ten tai buvo. Sakau, Darvino teorija mes visi irgi tikim, o tai tik teorija. Tai kuo daugiau žinai, to geriau. Tai manau, kad šita istorija bus labai įdomi. Kita tema bus dvasinio pasaulio įžymybės. Ir kokios mūsų, pavyzdžiui, ką mes žinome, kokio pasaulio įžymybės, kuo buvo Hitleris, kuo buvo kažkokios kitos įžymybės, būtent kalbėsime apie šitas dvasias ir apie Luciferius ir viso demonišką pasaulį, ką jie darė ir ką jie pasiekė. Na ir paskutinė tema bus materialaus pasaulio civilizacijos. Kokios būtent tos yra, kas tie mūsų kūrėjai, iš kur jie čia atsirado ir ką mums davė tokio. Na ir kaip aš paklausiu, kas mes tokie šiandien esame, tai aš labai džiaugiuosi, kai atsako, kad amžina šviesos dalis. Mes esame dvasios, kur šiuo metu mes įsikūnijame į žmogų. Kažkada tai gal kitose įsikūnijame, buvom kitose pasauliuose, tačiau tą šviesos amžinąją dalį mes visą laiką nešame su savimi. Tai va. Visi klauso išsižioja. Temos iš tikrųjų tai laukia labai įdomios. Man tai... Aš labai dažnai padiskutuoju šitom temom su aplinkiniais, žinom, kad šitom temom ne su visais gali kalbėti, bet su tais, kuriems yra įdomu ir ne tik tai galbūt tik Biblija tiki, tai čia yra labai plati tema.
Aš galiu pasakyti, kad Biblijoje aprašytas visas tą, ką aš čia pasakojau. Viskas aprašyta. Ir tik tai gal mūsų tuo metu žmogui buvo pasakomi tie žodžiai, ką jisai suvokė. Nes tam viduramžiaus žmogui tai iš tikrųjų buvo sunku suvokti, kas yra raketos, kas yra atominiai reaktoriai kažkokie tai, ne? Ir mūsų Biblijose yra parašyta, kad skraidantis metaliniai paukščiai, spjaudantis ugnimis. Tai va čia mūsų raketos. Ir jeigu tą Bibliją gerai taip išsistudijavus, tai ten rasim ir ateivius, ten rasim ir tą tvaną, ir ten rasim būtent tą Adomo obuolį, kaip jisai perteiktas ir parašytas. Tačiau, kadangi gal nesuprato dar tie, kurie perrašinėjo tą Bibliją, nes kiekvienas dadėjo savo kažkokią tai dalelę. Tačiau, kaip aš sakau, pagrindinės pirmas parašytas Biblijos motyvas buvo apie viską tą, ką papasakojau aš. Taip. Dar paskutinį klausimą, tada mes išgvildenkime su Rūta, jeigu Rūta galės. Drąsiai. Taip, kaip mylimui žmogui įkvėpimą suteikti į veikimą baimės jausmus asmeninėme gyvenime. Dar kartą. Kaip mylimui žmogui įkvėpimą suteikti įveikti baimės jausmus asmeninėme gyvenime. Na, labai toks, sakyčiau, čia abstraktus klausimas, nes dažniausia kiekviena siela turi pasirūpinti savimi. Bet jeigu jūsų atėjote į šitą įsikūnymą padėti kažkam tai savo artimam žmogui, tai geras yra dalykas, ne? Tačiau vėlgi labai reikia žiūrėti, kokios užduotis. Galbūt yra taip, kad, pavyzdžiui, jums neduota padėti kitiems, ne? Ir ten tas pats žmogus turėtų išsitabalioti iš tos visos situacijos, ne? Bet kaip įkvėpti? Įkvėpkit, pasakykit, kad jisai, nežinau, kokio jam įkvėpė asmeninėme gyvenime. Tai meilės trūksta, ko trūksta tam? Biškai konkrečiau, kad į kokią pusę. Detalių, iš tiesų labai daug detalių trūksta, čia labai yra abstraktu ir labai platu ir netgi tas mūsų atsakymas, kaip mes interpretuojame šitą klausimą, gali būti visai net ne į tą pusę, kaip jūs norėjote paklausti. Tai iš tiesų Gabrielė su mielu noru mes atsakytume, bet mums trūksta detalių. Ir dabar dar, ar auros spalva pasako, kokiam lygyje esame atėję? Nu, yra, racijos yra šitam dalyke. Šiaip tai mūsų čakros parodo, ne? Ir aura ir čakros jos parodo. Tačiau gali būti taip, kad vaikystėje įvykę kažkokie tai įvykiai pakeitė tą jūsų lygmenį jau. Ir jūs gal atėjote iš aukštesnio lygio, o per vaikystę, kai jau dabar suvokėte, arba, gerai, sakyčiau, 18 metų vaikas jau toks suvokimą turi, ne? Tai iki tos 18 metų galėjo būti tiek įvykių, kurie nužemino tą jūsų lygį. Ir tas sakyčiau, pagrindinis pirmas, kokiam lygiai jūs atėjote, jau jo nebeliko. Gal jūs jį pakėlėte arba labai nužeminote. Tačiau yra praktikų, nežinau, aš nemėgėju siūlyti svetimų žmonių, bet pasiieškokite. Tikrai rasite, labai daug yra. Šiandien dienai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai labai daug yra visokių ezoterikų, visokių, sakyčiau, šamanų, visko, ko tik tai jūs norite. Tik tai turit susirasti tą, kuris jums tinka ir patinka. Ir aš galiu pasiūlyti, o ne jūsų vibracijos bus ir jūs negirdėsit, ką jisai sako. Tai aš visą laiką sakau, rinkis mokytą pagal savo vibracijas. Ta, kad tu supranti, ką jisai sako, vadinasi viskas gerai. Yra tokių mokytojų, kur aš nedatempiu. Ir man aš kitą kartą sėdžiu, klausau ir galvoju, kada aš suvoksiu tą jo lygį, apie ką jisai kalba. Jisai labai aukšto materijom kalba, bet kažkada aš ir nesupratau ir gal buvau irgi apie ezoterinį pasaulį nieko nežinojau. Tai mes augam. Ir su tuo augimu mes ieškome savo naujų mokytojų ir einam pas tuos, kuriuos suprantam. Tai tik tą noriu pasakyti. Tai susirasit, praktikų yra labai daug ir tikrai susirasit jas. Gabrielė atliepė į mūsų atsakymą, kad labai patiko atsakymas. Ačiū. Vadinasi, kažkur kažką tikrai galėjom padėti, prisidėti šiek tiek. Birutė taip pat dėkoja, labai smagu, kad galėjom atsakyti šitą klausimą ir pasiekė jūs. Tai Rūta, papasako, ką Janina laimėjo. Na, ta mūsų tirada, sielos formulė, ne? Aš šiandien galiu pasakyti, kad aš sakau sielos formulė, tačiau ta mano sielos formulė ištobulinta iki didelių, sakyčiau, tokių maštabų, kaip aš šiandien pasakoju apie ezoterinius dalykus ir aš irgi jau stebiu ezoteriniais dalykais. Aš gal nepasakysiu, pas mane nėra skaičiavimo, kelintam atėjote
iš kelinto lygio įsikūnymo, bet labai daug yra susijęta su praeitimi. Kokiuose įsikūnymuose buvot, kokias geriausias savo savybės atsinešėt, ką jūs, kokios patirties atėjot ir ką jūs čia turit padaryti. Ar jūs jau atlikote patirtis kažkokias, kur egzaminai surašyti, kokiais metais jūsų laukia kažkokia tai užduotis arba kažkoks tai įvykis, ne? Tai būtent ką aš visą laiką sakau, man labai rūpėjo siela. Man ne tiek rūpėjo fizinis kūnas, kiek man rūpėjo tas vidus, ta siela. Ir kai tu pradedi rūpintis savo dvasiniu, sakyčiau, eini tuo dvasiniu keliu, rūpinėsi tas, kas yra viduje, tai žinokit, galiu pasakyti, kad keičiasi fizinis kūnas automatiškai kitaip. Tai gražiai iš vidaus, gražiai ir iš išorės. Ir tikrai čia patvirtins, žinokit, jums visi. Čia nereikia būti kažkokiu tai, kaip aš sakau, vanga, kad galėtum tiesiogiai šitą pasakyti. Tai mano tikslas, kiekvienai sielai daeiti iki jos, prabudinti ir pasakyti, kad jinai tikrai yra būtent tava siela, kurie atėjusi iš mūsų dvasinių pasaulių, kad mes amžinos sielos, kad šitas mūsų fizinis įsikūnymas tai yra kažkokia tai mašina, kurioje mes numesime ir mes eisime į kitą, lipsime mašiną kažkokią tai ir važiuosime. Tai tas mano toks tikslas yra dasibelsti iki to mūsų, sakyčiau, tos širdies kertelės ir žmogui pasakyti, kas jisai toks yra ir ką jisai turi ir kad jisai nebijotų, nes kitą kartą galiu pasakyti, kad labai žmonės, kurie mane žiūri, ne, jie nėra kažkokie tai labai ten politikai dideli arba kažkokie tai labai aukštas pareigas, yra ir tokių, bet esmė kame. Noriu pasakyti, tas paprastas žmogelis, ne, jis ateina ir sako, tai aš čia toks. Ir galiu pasakyti, būtent tie paprasti žmogeliai dabar šitame įsikūnyme atėjo iš tokių aukštų pozicijų. Aš nepasakau kelintam įsikūnyme, dabar atėjo į šitą įsikūnymą, bet aš pasakau, ką jisai praeitie galėjo turėti ir kiek jisai turėjo visokių galimybių. Taigi aš papasakau, tai atrodo, sako, sparnai pas mane čia, bet tai ką aš čia, sako, toks sraigtelis, varžtelis tam mažam organizme. O nesakau, kad visi, pavyzdžiui, tie aukštesnieji, ne? Tie aukštesnieji, kurie pasiekia kažkokį prezidentinius lygius, jie atėję su misija. Ir ne vienas nepapuls į kažkokius labai aukštus postus, neprisėmęs kažkokių atsakomybių. Ir jiem tikrai yra sunku. Jeigu šiandienai taip pasižiūrėtume, tai ateiti būti prezidentu arba kažkokio tai aukšto pozicijos postą turėti, tai yra tas pats, kaip Kristui būti nukryžiuotam. Labai daug pasirinkimų ir jeigu jie netliks tų patirčių, tai gali taip žemai lėkti, žemiau to demoniško lygio, kaip aš sakau, ne? Tai va. O mums, pavyzdžiui, tiems, sakyčiau, visiems pavažniem, ne, kurie mes visi gyvenam, yra įdomu. Ir ta mano sielos formulė, jinai būtent atveria tuos kelius, pasako, ką tai sielai veikti, ką daryti. Nes kitą kartą gal turi potencialą, kaip aš sakau, būti operos dainininkė, o plytas statybose kažkur tai vežioja. Tai visą laiką tą pavyzdį, sakau, Merūnas irgi atsinešęs, tas, sakyčiau, tokia dievo dovana, ne, statybininkų buvo. Tai kitą kartą pas jumi gal slypi kažkoks tai talentas, kurio jūs nežinote ir bijote, baimės jausmas, kad gal nepamatys, ne. Tai būtent tas skleidžiamas būtent tokie dalykai. Ir šiaip tai pasakoma, ir kiek vyrų turėsi, ir su kuo nugyvensi, ir kaip tavo tam gyvenime, kaip yra numatyta. Nes mūsų sielos ateidamos į įsikūnymą prisėmė tokią programą. Ir mums, pavyzdžiui, tie angelai iš 22-24 lygio, ne, jie mums parodė, kokios gali būti mūsų, koks visas likimas. Ne? Jeigu, kaip aš sakau, sielos formulėje užrašyti pasirinkimo taškai, nuo kurio pasirinkimo priklausys tavo sekanti tolimesnė eiga. Tai va čia pas mumis sielos formulėje yra parašyti tie taškai, kuriuos mes sielą pasirinkome ir matėme, kad jeigu aš ateisiu į įsikūnymą ir dabar bus ten kažkoks toks įvykis ir 3 keliai, jeigu pasirinksiu vieną kelią, tai bus vienas pabaiga, priežasties pasiekmės dėksnis. Pasirinkau vieną, bus kitas, ne? Tai būtent mūsų siela matė visus variantus. Kaip blogiausias variantas gali būti, koks geriausias ir koks vidutinis, ten, kaip aš sakau, ne? Tai mūsų siela, jinai ateidama į šitą visą laiką nori geriausio, kaip aš sakau, visi tikisi geriausio dalyko, o kaip jau tau ten seksis. Tai sielos formulėje užrašyta tas likimas, jisai ten pasakyta, koks gali būti geriausias, koks tas vidutinis ir koks ten tas labai prastas. Ir jeigu tu ten eini link to prasto ir šiaip tai mes duodam aprašą, aprašė tenai yra visas gyvenimas aprašytas ir kaip aš sakau, jeigu perskaitai ir ten tu matai, kad jau tu ten brendi tuo žemiausiu, tai keisk, daryk kažkokias išvadas, nes nieko gero, nes nebus. Taip pat Loreta klausia, o kas kiek laiko galima peržiūrėti sielos formulę?
pačią sielos formulę galite žiūrėti nuo ryto iki vakaro, bet vėlgi sakau, nuo jūsų suvokimo lygio viskas priklauso. Jūs galite perskaityti dabar tą sielos formulę, po 5 metų, kai ją skaitysit, sakysit, ten prieš 5 metus aš skaičiau, šito parašyta nebuvo. Nes ir mums dabar, žinokit, mums irgi neduota, pavyzdžiui, mums dar nuo mūsų irgi uždaryta daug kas, ne, ir po truputį atsiskleidžia. Tai sielos formulė yra vienam, kaip aš sakau, vieną kartą gimėte ir tą vieną kartą ir atsinešėte savo sielos formulę. Ir 5 kartų ją daryti nereikia, nes bus parašyta lygiai tas pats, kas tam buvo. Gal patiem pirmiesiam, sakyčiau, kaip čia prieš 5 metus aš dariau, ne? Tai kaip aš sakiau, per 5 metus aš ją ištobulinau. Pas mane jinai dabar yra tokiam variante didesniam. Tai tie, kurie prieš 5 metus darėsi, taip, jie pas mane ateina, aš papildau, taip. Tai tiems taip, o tie, kurie čia dabar metų bėgi, jie darėsi sielos formulės, jiems jinai kitokia nebus, tokia pati ir bus. Ramonos turime klausimą. Ar teisybė, kad per sapnus aukštinysis aš siunčia žinutes? Taip, tikrai taip. Ir per sapnus, ir kaip aš visą laiką sakau, ir per reklamas, ir per radijo imtuvą, mums visą laiką siunčiamos žinios. Bet per sapnus jau siunčiama tokiai sielai, kuri suvokimo lygį turi. Nes dažniausiai, jeigu jūs atsikeliat ir neatsimenat, tai ir jums nereikia. Bet jeigu tu prisimeni savo sapną, tai vadinasi, jums reikia jį žinoti ir jį gvildenti toliau. O tie, kurie sapnavot ir nieko atsikėlė neatsimenat, vadinasi, neduota ir jums nereikia net žinoti. Parašykit, kas prisimenat savo sapnus. Parašykit, kas prisimenat savo sapnus. Bet tikrai, ta prasme, paimkim tą didžiąją daugumą, ar ne sapnų. Tikrai gali būti, kad vieną kitą prisiminti, bet ar yra tokių, sakykime, kaip aš atsimenu beveik visus sapnus ir aš knygas galėčiau rašyti. Aš užuodžiu kvapus, matau visus labai ryškius vaizdus, jaučiu net lytėjimą, atrodo. Kas tokių pačių yra žmonių? Mes, kai kalbėsime apie dvasinį pasaulį, tai dvasinio pasaulio astralas, ne astralinis mūsų tas, sakyčiau, visas dvasinio pasaulio lygis. Mes per sapnus keliaujam į astralinį pasaulį. Ir mes astraliniam pasaulyje ten ir kaip tas, kas vyksta astraliniam pasaulyje, pas mumis vyksta sapne. Tai kai kalbėsime apie dvasinį pasaulį, aš ten biškai paaiškinsiu, kas yra, kaip galima ir kokie šydai stovi iš tikrųjų. Ten pas mumis nuo materialus pasaulis nuo dvasinio pasaulio yra atskirtas labai didelėm, sakyčiau, tokiom ribom. Ne? Ir pas mumis po truputį jau mes einam, ten torsiniai laukai, ne, kai mes jau aiškinamės, kokiu būdu moksliškai išsiaiškinti tą dvasinio pasaulio ribą. Tai kadangi viskas jau aiškėja ir mūsų mokslininkai jau labai susidomėję visais šitais, sakyčiau, dalykais, tai aš galvoju, kad tuoj bus atviras, sakyčiau, atvirų tekstų, visi kalbės, o šiandien aš ieškojau medžiagos lietuvių kalba, nelabai radau, jeigu taip atvirai. Tai pas mums Lietuvoje matyti dar nėra. Mūsų Lietuva maža, palyginus su visų pasauliu. Yra vieni kiti jau aiškinasi, po truputėlį tikrai atsiranda, bet negaliu pasakyti, kad mokslininkų tokiam lygmenį, ar ne, gal truputį žemiškesni. Aš kalbu apie pasaulio mokslininkus. Lietuvoje pas mums ir tų mokslininkų ne pati didžiausia didybė, ne, kurie ten galėtų aiškintis, bet aš manau, kad yra. Tik tai galbūt atvirų tekstų niekas nesako ir labai nenori kažkodėl tai šiandienai uždaryta, sakyčiau, dar informacinė bazė. Kažkodėl ta informacinė bazė yra uždaryta ir jeigu ten televizijoje kažką tai tokio pasakysi, tai turbūt nušvilps ir dar į žiegždrius uždarys. Greičiausių variantų dabar taip nebus, bet kad ten pirštą... Gal ne dabar, gal prieš 10 metų dar, sakykime, ta tokia riba, dar gal būtų tikrai žiegždriai vasaros 5 ir visi kiti, o dabar žmonės tikrai sąmonės atsidaro, kaip gėlytės pradeda skleistis ir jau gaudyti. Taip, nes aš pasakojau, atėjo pas mum indigo vaikai. Indigo vaikai pakeitė labai daug informacijos. Ne tai, kad informacijos suvokimo lygį labai pakėlė. Ir dabar tie, kurie gimė ten 2000-aisiais ir prieš 2000-uosius, tai jie jau šiuo metu jie turi savo kažkokią tai balsą ir kažkokią tai teisę. Tai būtent jų dėka čia, sakyčiau, labai daug. Ramona rašo, bet atsidarinėja, mano vis daugiau žmonių atsibunda. Taip, lygiai tokios pačios nuomonės. Smagu, aš tai džiaugiuosi. Taip, tai mes jau kaip ir į pabaigą, aš čia žadėjau pabaigti jau prieš pusę valandos, bet mes niekaip neišeinam, tai tikrai matau, kad tikrai jūsų žiūri ir tikrai yra įdomu. Šitos temos
aš asmeniškai neturiu su daug pasikalbėti šitą temą, tikrai vienas kitas žmogus tik tais. Ir čia dabar taip išeiti į tiesiog net ir ganėtinai, man tai yra drąsu su šitom temom. Pasinaudosiu progą ir noriu padėkoti visom merginom iš tiesų, kad kokią bendruomenę aš čia kuriu su savo tekstais, mintimis, kitą kartą ne savo tekstais ir ne savo mintimis, bet labai prijaučiant. Aš noriu pasidžiaugti, kad merginos sveikino Janiną, tiesiog sveikinu, sveikinimai, tiek daug yra tokių nuoširdžių merginų, kurios džiaugiasi kitų laimę. Va čia tą ir parodo, kad nėra, kad aš nelaimėjau, uždarau ir išeinu. Kad gali ir moka pasidžiaugti ir nori netgi pasidžiaugti kitų pasiekimais. Nesvarbu, kad čia buvo tik tai sielos formulė, tik tai. Nu, aišku, kad čia ne tik tai, bet... Bet esmė tai, kad, pavyzdžiui, visos sielos, kurios dabar džiaugiasi, jos kelia savo vibracinį lygį. Ir nesvarbu ten kokio jau atėjote, jau pakėlėte per du lygius, tai 100%. Aš kitą kartą juokiuosi, pas mumi ir karo metu siela gali pakelti savo lygį. Karas taip yra destruktyvi, jau sakyčiau, energija ir tos vibracijos ten yra labai žemos, bet viskas priklauso nuo mūsų priežasties, kaip mes į tą karą einame. Nes yra, pavyzdžiui, kovotojai, kurie turi, sakyčiau, tokio, nors mes kalbėsim kitose apie tuos mūsų kovotojus, apie šviesos karius, kuriems svarbiausias įvykis, kaip ir sporto varžybose, tą vėliavą įsmeigti į kalną, kad ten jau mano užimta teritorija ir su tokiu garbingu, kad aš pasiekimą kažkokį tai padariau. Kitas įvykis yra, kai tu pyksti ir nori užmušti tą savo priešininką. Ir tu ten tavo tas visas, sakyčiau, motyvas ne iš gėrio pusės, kad pasiekti kažką tai, o kad sunaikinimas. Tai, pavyzdžiui, tas jau iš karto ten tamsos pasaulis. Ir mūsų pasirinkimas, kaip mes į tai žiūrim, netgi juokėmės, mes kalbėjom su mokytojais, jie sako, ir keiksmažodis pasakytas vietoje ir laiku ir su gera irgi neduoda blogos vibracijos. Viskas priklauso nuo mūsų nusiteikimo, tai visi sveikinimai labai, viskas puiku. Viskas, mano mėly, brangūs žiūrovai, labai džiaugiamės, kad jūsų šiandien tiek daug prisijungėte, kad žiūrėjote, kad patiko. Mes ir norim jau išeiti, ir nenorim išeiti, matom jūsų palaikymą, jūsų širdeles. Bet jau šiandieną tikrai laivas baigtas, mes susiderinsime su Rūta. Ar jūs norite žinoti datas, kada mes ketiname, gal tiesiog man padaryti įrašą, kada mes ketiname visą tą trilogiją, ar ne, kokiamis datomis ir valandomis, ar paskelbti, ar reikia tokio? Reikia. Reikia tada, Rūtelė, mes turėsime viską suderinti jau tada iš anksto, gal tada visas 3 laidas jau iš karto suderinsime, kad paskelbti merginom, kada viskas vyks. Gerai, viskas vykdom. Aušra rašo, laukiam jau dabar. Aš irgi labai laukiu. Janina rašo, labai dėkoju visoms sveikintams, malonu, kai tiek sveikinimų pasipylė. Tikrai labai smagu, labai džiaugiuosi. Ir už laimėtoją, ir už tos, kurios sveikino, nes jas irgi yra laimėtojas. Žinoma, nes labai įdomu ir noriu sužinoti dar daugiau. Taip, tikrai taip. Gerai, viskas. Dabar tikrai ate, viso gero, viso geriausio. Iki sekančio. Surašysiu visas datas ir susitiksime sekančiose susitikimuose. Iki.